Labą dieną, draugai. Nu, kaip ten labą dieną, gal labas vakaras, labas kitų labanakt. Kiekgi čia turim valandų? Mes turim valandų 8:30. Nu ką, 8:30. Pasportuosim, padarysim pritupimus, žiūrėsim kaip kelis. Aišku, kelis skauda. Nu, bet ką, senas kačiokas, teksti kačiokas, galiūnas. Man jau viskas kaip ir skauda, kaip sakant, pasirašymas sezonai jau prasideda. Jau prasidėjo, jau nuo sausio, jau toks kaip ir pasirašymas, biškį svorio, šitą atsiauginau minimaliai. Kelis tik skauda, petys biškį primės, irgi jaučias, bet jau galiu viską maždaug daryti, plius minus, su saiku. O kelis tai vis tiek, jis jaučias, jam kaip užeina. Momentais geriau, momentais blogiau. Ką žinau, bandysiu tiesiog biškį tūp, gal ne taip giliai, nes man girnai nuo to gilumo atrodo, netgi kai sulenki labai keliai, irgi tas toks tempimas, skausmas. Tai ten raištis turbūt, arba uždegimai kažkas ar kas, nes kaip ir buvau įsiplėšęs, tai taip ar tęsis jau kokie 10 metų, turbūt ar 9, vat, su tuo keliu ištisai skausmai. Tai va, bet, nu žiūrėsim. Čia, einu judėti, einu sportuoti. Jeigu gerai įsiklausytumėt, išgirstumėt kaip traška barška kelis. Veronika. O traška vien dėl to, kad turim girnelės plyšimą. Nedidelį, bet kabinas ir jaučias. Jis skausmą nesukelia, bet jaučias toks biškį diskomfortas. Kabinas, traška, barška. Pavyzdžiui, tiesimo negaliu visai daryti, nes kabinas. O toliau viską tai galiu daryti, viskas tvarkoj, kol nesuplyšo visai. Operacijas nepatartina dar daryti, viskas tvarkoj, sportuot galiu. Tokios išvados. Seka. Gerai fokusuoji? Nežinau, gal. Gerai fokusuoji? Nebefokusuoja, dingai. Kvadračiukas lyga, tu išėjai. Bratiška. Tai va, dabar hebrytę darau po 8, jau kokius 2 mėnesius, 3 panašiai, prieš tai dariau po 12 pakartojimų. Dabar jau pradėjau daryti po 8, nuo sausio. Tai vat, biškį linksmiau, ne taip sunku, nes po 12 daryti bazinius pratimų, tai yra raga. Dabar po 8 darai visai tvarkingai, svoris po biškį didini. Tiek. Easy. 108 kartų jau lengva, bet keliai jaučiasi. Ką, hebrytis 107 padariau 8 kartus, šiaip
pačiam paskutinis jau biškį, taip, nu, jautės, kad biškį ir pasipriešinimas, bet pažiūrėjau vaizdą įrašą, taip, easy, labai lengvai, šiaip tikrai neblogai tūpas, bet aišku, jau svoris 107 jau biškį matas, sakiau, truputį ir nukrypimų, jau ir minimaliau labai klaidų, bet čia dėl tokių, tai čia front squatus dar pasidarysim po 12 kartų pakartojimų, bent kokias 3 serijas. Papumpuosim biškį kojytės ir viskas. Ką, front squatai, po 12 pakartojimų, 3 serijytės. Pirmas svoris 50. Na, aš jau skaičiuosiu kaip serija. Tiek jau kojos pavargė biškį. Pumpuojas, gerai. Tai hebra, kam kojas nesijaučia, pabandykit va taip front squatus padarinėti. Ir grinai tik iš kojų stoti. Pajausit, ką nejautė. Na, aišku, pėm biškį nebeužtenka, bet čia prieš, ką aš žinau, mėnesį, kokį su pėm darydavau, nu, tai man ragas, kojas, nu, sunkiai paini po to, bet padarai seriją, nu, iki minutės perfuko, net minutės nereikia, nueini, tiesiog atsigeri, porą grušnių iš karto eini vėl daryti, 30 sekundžių maks, kojas, žiauriai, pumpuojas, tai pabandykit. Pastinis jau pasunkus, jau kojas užspumpa. Ir hebra, nežiūrėkit kaip aš tupu, kad aš šiaip pakankamai negiliai dabar tupu. Nes man gelis, aš giliau negaliu tupti. Skausmus jaučiu, tai tupkit šiek tiek giliau, jeigu neimkit blogą pavyzdžių. Tai va, dabar atėjom prie transformerio. Transformeriu šiandien darysim lenkimą kojų. Oi, kojų lenkimą palačiai. Biškį priekį įstumom. Opa. Ką, užkišim kajytės. Ir aš darau po vieną koją iš viso. Po vieną koją, po 12 pakartojimų ir padarai kiekvienai kojai po 4 serijas non-stopų. Ta prasme, vieną padarai koją, kitą. Iškart vėl kitą. O taip ir varai, kol padarai visas 4 serijas. Čia toks gaunas ir laiko negaišti, užpumpuoji gerai, kraują privarai, auga kažkiek. Tai va, judam. Ir dar vienas pastebėjimas, kad galima biškį priekinumas vos palenkti, didesnis ištempimas, 2 galvę eina. Bet aš kaip kada, kartais taip padarau, kartais atsilošęs, tai čia labai didelio skirtumo kaip ir nejaučiu, nes čia šiaip palievas aparatas iš tikrųjų, tiesą sakant. Geriau yra ant tavo atsibūlus ir patogiau ir daug geriau jaučiasi. Ir šitas viški transformeris perdžia, čia žinokit ne aš, čia aparatas. Tai va, vieną koją padarėm, iškart kitą darom. Biškį sulenkiam truputį galima greičiau, dar tempimą padarai. Atleidi truputį lėčiau, kad truputį būtų kontrastas. Galima ir iš lėto daryti, ir lenkti, ir ištiesti iš lėto, tada visą laiką tas tempimas ir labai gerai jaučiasi. Galima, kaip sakiau, tokį biškį greitesnį, tada atleidi lėčiau. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Padarėm iškart kitą.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Nu, vienas pratimas padarytas vėl greitai ir efektingai. To atsargiai žinokite, jeigu tą daro, taip atsargiai eikit, nes gali kojas neklausyti. Būna kartais linksta. Tai va, tokia kojų treniruotė. Dar pasidarysiu štangos spaudimą ir palaikymą. Viskas. Šiandien daugiau nieko labai nedarysiu. Kai jau artėja sezonas, tada jau faktas, treniruotės vėl keisis, mažės pratimų skaičius, pakartojimų skaičius, bus daugiau dėmesio skirta į rungtis, reiks važiuoti į kitus miestus, sportuoti karts nuo karto. Tai žodžiu, nežinau, kaip viską šiais derinti ir taip toliau, bet manau, šitas sezonas turėtų būti neblogas. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own. Gniokai linkėjimai, čia žinau, kad su juo darai, čia žinai. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Oi, toliau biškį suprapat. Matot, pečiai silpnoki biškį. 7-8 kartus padaryti yra reikalų tikrai. Be apsimetimų, nieko. Tai va, pečiai silpnoki, bet 2 kartus savaitę darau, aišku, šiandien labai lengvai palyginus. O ketvirtadienį jau darysim sunkiau. Spėliausiu, kaip tą darom laikymą, pastinis prasidėlis. Panašiai bandau po pusę minutės, kem 5 sekundės. Šiaip kem 5 sekundės. Tai laikau tik po 6 kilus, nes slabak. Tai va, žauk. Nebefilmuosiu, sunku labai daras. Ir nebešlaikysi, kovai. Šių kamerų. Gėnas pasidarysi su 6 kilais. Per sekundžius laikys. Baigiam treniruotę pirmadienį. Tempimukai biški, tokie lengvi. Praseit greitai ir namo varyti. Jau po 10 valandų, kiek po 10, man atrodo. Jau po 10, tai lemba vėlu. Dar grįšim namo, kol nusiprausim, pavalgysim, kol naisim mėgoti ir žiūrėkit, tai bus jau 12. Ta poilsio biški maža, bet ką padarys. Svarbu išeina sportuoti, tai vat tas džiugina, kaip toliau bus matyti hebrytė. Kodėl sakau hebrytė? Gal hebrytė, kokia jūs hebrytė? Šiandien vieną nepažįstu, nesu matęs. The next day. Labą dieną. Sveiki, labą. Štai turime 2 draugelis. Tvarę pasportuoti, tiksliau pažiūrėti, kaip aš sportuoju. Pakėtės. Kaip buvo šalta? Šiaip ne, galvoju, bus šalčių, bet... Tai pliusas laukime, tai kad. Šitam tai niekad nešalta. Tai va, žiūrėkit, 305 kilai, čia daram, spėjat, komentaruos rašykit arba nerašykit, jūsų reikalas. Tai va, tiek žinių šiandien treniruotės, viso gero. Kad čiūžasoj, kažkaip čia. Antradienio treniruotė baigta, proteinas, kretinas, prašom. Ir ką judėsim namo. Šiandien lengvesnė treniruotė, tai neparodysiu, ką dariau,
parodysiu kitam video turbūt. Dariau treniruotę, šiandien biškį lengviau, nes vakar sunkesnė buvo treniruotė. Dalinai sunkesnė tokia, ten ir sunkesnė, dabar ne labai sunkios, bet jaučias raumenys nespėja atsigauti, todėl geriau truputį normuotai, plus dar rytoj reikės dirbti. Turbūt ilgai labai. Ketvirtadienį bus rastas sunkus. Kaip ten sunkus, irgi ten su 100 turbūt darysiu, arba matysiu kaip kelis. Gali būt, kad ir net praleisiu tiek žinių. Sustiksim kitą dieną. Tai ką? Vakaras atėjo. Grįžome vėlai vakare, šiandien trečiadienis. Dabar yra po 12, kiek? 24. Tai va vakarienė, žiūrėkit, čia video blogas, mano, neblogas, geras video, geras, pas man geras. Valgau pizzą, mica, piculinki, bumbulinki. Tai nieko, va, pizzą valgom, aišku, šaldyta pica, bet vis tiek į pizzą. Mica, skanu, gardu. Tai ką, po darbų šiaip, tokį update'ą pavalgom pizzos, išgeriam arbatytės žalelių, melysą į šitą, į mėtą. Kaip sakant, varom gult, ryto vėl nuo ryto keliam jums anksti, kaite, režimas, kaip priklauso. Ir ką, akiniai smūksta biški ir pataisyti. Ir ką rytoj sunkus rastas, nesunkus, šiaip sunkus, 100 kilogramų turėtų būti, bet tai matysim kaip čia keliai, kaip čia ką. Tai va, tai hebrytėm, toks update'as, mažas, trumpas, visą. Tokie ir pastebėjimai šiandieną. Pavargau, einu miegot, pavalgys, visą gerą. Ką, hebrytė, prasidėjom visą šitą treniruotę. Darau rastą, keliu rastą, va rastą šonį. Tai ką, praėjau 7, to 8-2 ir dabar eisim 9-2. Ir šiaip visai neblogai kelis, lengvai iš tikro. Kyla aukštyn, bet nežinau. Svoris didesnis bus. Pažiūrėsim kaip toliau eis, bet manau gerai. Ir po to dėsime 102 šiandien dar. Ir viskas. Daugiau svorio neįsim, tai vat pabiškį taip ir dydam. Kitą savaitę nedydinsim, tada dar kitą savaitę jau gal 110 praeisim arba 107, nežinau, žiūrėsim. Pasirašymas lėtas, neskubant labai, pabiškį ir svorį bandom kelt. Tai žodžiu, svarbiausia nepervargt ir neperspaust savęs, kad gali sezono nesubirėti. Tai vat kažkoks toks tikslas ir kuo lėčiau viskas, tuo geriau, tuo didesnis bus progresas ilgam laikotarpį. Tai va, hebra, varau daryt, o jūs toliau žiūrėkit. Paskutinis tai iš visą ant tiek lengvos buvo, kad sprant net taip kėliau ir net pačios rankos abu net persimušė biškį. Keistas jausmas buvo, bet geras jausmas. Ką, praėjom 9-2 kilus, tai labai lengvai, net pačiam keista, kad taip lengvai, ta prasme, jokio sunkumo visiškai nesijaučia. Nors, dabar per šį laikotarpį tik tai va tiek ir kėliau, ir tai jau rasta gal 2-3 savaitės nekėliau turbūt, nes keliai saugo jau, nes man tas išmetimas kerta labai. Dabar kaip ir nesijaučia, neskauda lyg ir. Nežinau. Žiūrėsim, manau, gal viskas gerai, pabandysim 102. Manau, irgi turėtų eiti neblogai. Tai žiūrim toliau. Giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna
pasidariau porą serijų su 102. Nelengva. Nu kaip nelengva, nu nėra sunku, bet matas stabilumo trūkumas ir identiškai vienodai ant antro irgi žingsnį atgal. Tiek pirmoji serija, tiek antroji. O šiaip, ką žinau, visai normaliai, neblogai sakyčiau, 102 kilai. Panašiai taip ir tikėjaus, kad taip ir bus. Gal šiek tiek ir tikėjaus, kad bus sunkiau, bet kelis pasijautė po šitos serijas. Tai po pirmo truputį minimaliai kažkas jautės, po antro jau, ypač ant paskutinę, kai jau kėliau toks biškį praėjęs skausmelis. Aišku, nestiprus, bet jaučius. Grįšim namo, pašaldysim ir viskas tvarkoja. Tai ką, rastą baigiam, eina toliau daryti visų pečiam pratimų. Šiandien keliai skauda po vakar, bet žiūrėsim, kas čia bus, tai varau salę po darbų, viskas. Švietimas čia matau nekoks, bet gerai. Ką, lekiam, pasportuosim. Šiandien traukas pasidarysim, nugarą, atvaris čiupiokas, virbaliokas, tai bus linksmiau. Aišku, šiandien lengvesnė treniruotė truputį bus, nes vakar sunkiai buvo palyginus. Šiandien ir šiaip jau sunkiai jaučiuos, žiauriai pavargęs. Tai tokia lengvesnė bus, o kitą savaitę jau darysim trauką sunkiau. Tai va, tiek žinių, lekiam sportuoti. Ką čia darom? Pasiaiškink greitai. Tuoj mes jam parodysim. O, rodyk. Taip negalima daryti. Negražu. Tu nesugadinė, mano. Žiūrėk, kaip gražus. Čia šitą vis tiek greičiausiai nekeltis, nes čia muzika groja, copyrightai, užbanuot. Jutubas viską supranta, neapgausi, nes jau kankliterinį sai jau baisiai gudras. Nu, pasidarėm traukas, viską, nugarytę. Traukės nesunkiai visai, bet kažkaip nieko gera, nepatenkintas, bet viskas normaliai. Ai. Tokias takelės pasidarėm nugarytę. Hebra jau išėjo. Likau vienu salėj, dabar jau beveik 10. Be 10. Nieko, tricą darau. Ką, padariau tricą su trosu. Dabar prancūzišką. Irgi tricai. Tai pirmą su trosu pasidarau biškį šilą alkūnės. Tada prancūzišką darant gali dėtis didesnį svorį ir neskauda, nes jau išylė alkūnės. Čia, jeigu kas darot prancūzišką pirmą pratimą, ten tricą, tai gali, nežinau, nejaučiat, aš tai jausdavau biškį skausmas, tai pakeičiau biškį. Antrą pratimą dedu, tai pats tas. Šiandien tokia treniruotė, dar gal presą biškį prajudinsiu. Ir namų čia. Viskas, pasidariau treniruotę. Varau namo. Pasivarau. Nelabai patenkinta šiandien
treniruotė, bet ką padarysi. Gerai eina, gerti proteino, kretino ir judu namučio.